Šviečia Škotijos žiburiai. Aš žinai, ką pasakysiu? Pas oligarkus, jau tuos aukštuomenės žmonės, chalatas yra nederama apranga. Su pižama viskas okei, gali vaikštinėti ir visą kitą, bet su chalatu ne. Įsivaizduoji, tai vadinasi, chalatas yra ubagų apranga. Keistas mintis reiškia. Aš ne keistas, aš tokias perskaičiau. Po visko? Mes šiandien nepražiūrėsim pirmą sezoną, kuriam 16 serijų. Aš tik 12 žiūrėsim, 12, 13. Ką gersi? Puoduką atsinešiau. Atsinešiau. Tik dar neįsiploviau. Aš nežinau. Ką gersim? Ne, kavos tai man bus per daug. Nors šiaip tai jaučiuosi gerai, normaliai. Ja, pusiau. Na, gerai. Kavos gersi, tai nevalgyti. Noris. Vat, taip, 2-3 dienų įrašiukai susirinks ir tada įkelsiu, tai tikrai laukite. Tai vat, sekantis įrašas bus, kaip minėjau, šeštadienį arba sekmadienį. Tai vis dar ir tuo pačiu kartu noriu padėkoti už laikus, už komentarus, būtinai dėkite pavasario temą, jeigu neturite ką parašyti, nes laukiam pavasario, ne? Jau turbūt žiema ir atsibodo ta šalta, pas mane, kai jos nėra, tai pas ką yra ir šala, tai užjaučiu. Labas vakaras, sekmadienio vakarą, pasirgyta vasario 1. Ir parodysiu vieną receptuką, kaip pasiruošti pusryčiams, kurie turbūt dar gal nežinote. Ir šie pusryčiai bus daugiau skirti, kad išlaikyti gerą energiją, žodžiu, sveikuolių pusryčiai. Tik jie nerekomenduojami, pas ką yra žemas spaudimas. Todėl aš tik pridusau dabar, kas atsitiko. Žodžiu, Jurgitos sekmadienys praėjo ramiai, žiūrim serialą. Tomai žiūri, aš tai mano viena akis į serialą, antra akis į telefoną. Žaidžiau žaidimą ir žiūrėjau Euroviziją. Tai apie ją pakalbėti reikėtų atskirai, nežinau. Žodžiu, Lietuva galėtų susiorientuoti ties sportininkais, nes tik sportininkai garsina Lietuvą, bet su dainininkais tai viskas pro šalį. Tai geriau jie tegul Lietuvos publikai ir dainuoja. Ja. Taigi, ko mums reikės? Sveikiems pusryčiams pasidaryti. Pas mane čia, žinokit, pareina, jeigu neklystu, 500 gramų. Jo, 500 ml. Taigi, turiu va to avižas ir žodžiu, va tokį kaušelį, kurį kaušelį pareina 15 gramų avižų. Tai aš dedu 2 kaušelius, bus 30 gramų. Tada čia sėklų, reikėtų irgi jų kažkur tai nuo 7 iki 10 gramų dienai. Bet aš biškai nukratau nuo šio kaušelio ir dedu į avižas. Su šaukštu išmaišom gerai, kad susivienodintų su čia su avižomis. Įberiam druskytės, tik nerašykim ir nesakykim, kad iš akies, bet pagal nuojautą, nedaug. Ir dedam graikiško jogurto. Graikiško jogurto, kiek mes čia dėsim, tai žinokit, aš apytiksliai negaliu pasakyti, irgi galiu sakyti tik tai pagal nuojautą, tai dabar paskaičiuosim šaukštais. 1, 2, 3, 4. Turėtų užtekti. Tada turiu tokią be cukraus tipo, be gluten free, fat free, 0 kalorijos, veganiškas klevų sirupas. Mano apsas, su kuriuo skanuoju, tikrinu sudėtį, ar galima valgyti ar ne, jo neatrado. Tai va taip atrodo, žiūrėk. Apipilam, jeigu be cukrus, tai galima įdėti. Čia žinoma tiems, kas mėgsta saldžiai. Šiaip priduoda skonio, aš kai neturėjau klevų sirupo, dariausi su lietuvišku medumi naminiu. Medumi, ne su medumi, su sustingusiu koriu. Neturiu dabar čia pasidėjau šalia. Kaip koris pavirtęs jau į medų. Tai su juo dėdavau, tai tokio aromatingos kvapo duodavo ir skanu būdavo. 4 šaukštai, nedėjau 4 šaukščius ir pasižiūrėk, kaip gražiai užtenka. Išlyginam. Ir čia kažkur gaunasi apie 200-250. Uždarom ir pasidedam per naktį. Tiesiog galima, jeigu pas tave nėra šilta virtuvė, tai gali tiesiog palikti virtuvėje ant stalo. Aš taip ir darau, palieku virtuvėje ant stalo, nes pas mane virtuvėje vėsiausia, jeigu nieks valgyti nesidaro. O jeigu pas tave šilta virtuvėje, tai dėk į šaldytuvą kuo aukščiau, į aukščiausią lentyną, ten kur nepasiekia šaldyklys. Taigi, o dabar darysiu draugui.
prie to pačio, tik jam sekė mažesnių kiekių, tai biškį mažiau. Jisai į darbą pasims. Čia sėklų taip pat mažiau. Dabar mums reikia šaukštą gerai išmaišyti. Įberiam druskos pagal nuojautą. Žiupsnelį daug nereikia iš tikrųjų. Nes kai matau, kur sako, iš šakies tai nei miltai, nei druska, nei pienas, niekas nesipila. Iš nuojautos. Pagal pirštų nuojautą. Svarbiausia nepadauginti. Nes sako, jeigu kuo daugiau, kaip ieškau dabar informacijos, kaip pas mane sukilęs spaudimas, tai ieškausi informacijos, kaip susireguliuoti. Tai reikia, sakykime, jeigu valgiai iki šiol labai daug druskos ir pas tave spaudimas aukštas, ar šokinėjai, tai venk druskos. Va taip išmaišau. Na ir dabar pažiūrėsiu, kiek čia man reikės pridėti tų graikiško jogurto. 1, nes pas jį mažesniais kiekiais. 2, 2,5, 3,5, 4, sakykime. Sudedam, įpilam sirupo, klevų sirupo. Jisai mėgsta labai saldžiai, tai jam ir darysiu labai saldžiai. Va, žinok, sveikiausi pusryčiai. Iš tikrųjų, aš kaip pirmą kartą išbandžiau, tai man sotumą suteikė 3-4 valandom. Energijos tikrai turėjau labai nemažai. Svarbiausia gerai išmaišyti. Bet reikės nusipirkti dar tokį pat vieną stiklainėlį. Kad draugui tokį pat kiekį padaryti irgi. O kokia graži spalvytė, tokia kreminė spalva gaunasi. Na štai išmaišiau. Čia tikiuosi, kad bus susimaišęs jo. Nes per naktį tos čia sėklos avižos išbrinks ir net žalmynai taip pat labai gerai. Žodžiu, šakar-makar. Pasigaminame šakar-makar. Na, čia ant viršaus dar šiam įpjaustysiu bananą. Man patinka labai saldžiarūrys. Kodėl pastebėjimas tas, kai vyrai, kurie negeria alkoholio, labai daug saldumynų valgo vartoja? O čia tas tiesa, žinokit. Nes aš galvojau, kad vienas Tomas toksai pas mane, bet pasirodo, ir Austėjos draugas, jisai išvis alkoholio nevartoja visiškai nei per šventes, nei per gimtadienius. Niekada. Ir kai nevartoja alkoholio, jį labai traukia prie saldumynų. Pyragus esu čia kepa kiekvieną vakarą. Pyragai, vyniotiniai. Ir mano sūnus man tada irgi pastebėjau, kad irgi, jeigu tik neužbaliavoja, neturi jokio vakarėlio, tai irgi saldumynus mėgsta. Na va, išmaišiau, padariau. Saldu. Toks maloniai, įdomus. Turiu naujieną, nori išgirsti? Rytoj, kai grįši iš darbo, tvarkysi namus. Prajuokime. Šuo mano? Ką? Šuo mano? Visų. Būtent. Aš jį parsivežiau namus. Taip. Šuo padarė bardaką, ne aš parsivežiau namus klysti. Sėdi namuose, nieko neveikia, tai va prispiečiam. Baigiu išragauti savo vakare darytą košytę. Nu, labai skanu. Rekomenduoju darytis, daug laiko neužima. Pigu, skanu, įsotu ir energijos suteikia. Šiandien pas mane beje jau vasario 2 diena. Ir iki šios dienos aš perskaičiau 9 knygas. Tai perskaičiau 3 dalis Tarnaitę, Tarnaitės paslaptis ir Tarnaitė stebi, tada Kalinys ir dabar vakar baigiau skaityti Nuomininkę. Su Nuomininkės knyga tai pusė knygos tiesiog nervavaus, vien dėl to, kad vyrą vedė iš proto, o jo sužadėtinė jį tiesiog ignoravo ir galvoja, kad jam paranoja. Bet nuo pusės knygos išaiškėjo visai kitaip ir tiesiog nustebino, buvo. Tai kas mėgstat knygą skaityti, tokias detektyvinės kriminalus, tai rekomenduoju. Tada perskaičiau Dingusios mergaitės, irgi nebloga autorė, tik vardo neatsimenu. Ir pradėjau skaityti Berniukas, kuris augintas kaip šuo.
ten ta knyga surinkta iš tikrų istorijų su tikrais vardais, nu, kai kur pakeista, bet tik pradėjus skaityti, wow, jau užkabino. Ir tą knygą rekomenduoja perskaityti ne tik tėvams, bet ir mokytojams, psichologams, visiems, kas dirba su vaikais. Tiesiog mane nuo pirmų puslapių jau užkabino, tai kas bus toliau, tai išvys. Taigi, kas dar? Davidas Ben, žinau, kad mane stebi, vakar darė Eurovizijos antro pusfinalio apžvalgą ir jis įdėjo iškarpą apie tai, kad Euroviziją galėtų nutraukti. Iš tikrųjų jo galėtų nutraukti, bet po to nenutraukti, po to vėl nutraukti. Nu, žodžiu, Davidai Ben, jeigu tu mane stebi, tai žinai ką? Pradėk keiktis lietuviškai. Nu, blem, bet tie rusiškai keiksmažodžiai, tai viskas okei, manęs neglumino, man nemaišo, bet man atrodo lietuviškais keiksmažodžiais gal būtų įdomiau. Kitaip gal skambėtų įrašas. Pakeis bent vieną įrašą į lietuviškus keiksmažodžius. Tai va, tik tiek norėjau. Aš antrą pusfinalį pasižiūrėjau, neturiu prie ko prisikabinti, tiesiog perklausiau, iš pirmo pusfinalio tai pražvengiau, iš antro tai ramiai pražiūrėjau, kad užkabintų kažkurios tai dainos, ten biškai mane užkabino, bet neturiu ką pasakyti. Mano spaudimas per 2 dienas, negėriau jokių papildų, negėriau jokių vaistų nuo skydliaukės, kažkaip atrodo biškai normalizavosi, bet atsigėriau kavos, dabar pavalgiau ir jaučiu, kaip man vėl pradeda galvą skaudėti. Bandau susidėlioti mintis ir užsirašyti ant lapo, kas man yra, kad nueidama pas daktarą galėčiau įsakyti savo problemas ir kad žinotų, ką daryti toliau. Vat. Daugiau nežinau, ką pasakyti. Pamečiau mintį. Realiai pamečiau mintį. Galva pradėjo skaudėti. Negi nuo ko šitos. Negali būti. Negali būti. Pasirgyta vasario 3. Einu vėl nagų keistis. Nagų spalvos, ne pačių nagų keistis, bet nagų spalvos pasikeisti. Nes prieš 2 dienas jau vienas nulūžo. Kinietė moteris nemoka daryti. Jinai pastoviai, kai padaro, tai niekada nelaiko iki galo. Kinietis, kai daro, tai normaliai padaro. Jo. Ir prieš išeinant labai ieškojau daug informacijos, kaip be vaistų pagalbos mažinti spaudimą, nes šiandien man jis šoktelėjo iki 160. Įsigandau, kai įsigąsti gauni stresą, dar blogiau žinokit. Tai pirmoji pagalba - šildyti kojas vandenyje. Tai tikrai numušė iki normalizavosi. Vat. Šią savaitę pastebėsiu spaudimą ir tada, jeigu matysiu, kad jisai man nekrenta, reikės eiti pas daktarus. Nors dar Google'e pasižiūrėjau, išmetė lentelę pagal mano amžių, ten 130 kažkiek yra normalus tipo. Sakykim, gal ir normalus. Parėjau, pasikeičiau nagus. Buvo pink spalva, dabar žalia spalva. Tokie biški kaip lik murzėje atrodo. Sinta parėjo. Bet pirmą pažiūrėkim, ką nusipirkau. Galva skauda. Labai laukia šaltas vėjas, nieko nefilmavau visiškai. Tai cukraus visiškai nenaudoju, bet perku. Tada pasiėmiau išbandymui langams ir veidrodžiams valyti servetėlių. Botanėliai, čekis. Važiavau pasimti, nežinau, ar čia šitie geri. Vitaminai papildai žodžių biotinas, Power Plus, veidai, odai ir nagoms su vitaminu C ir vitaminais A, D, E, B6, folio rūgštis, vitaminas B12, nes jeigu trūksta kažkokio tai B vitamino, didėja kraujo spaudimas. Žodžiu, kraujo spaudimas didėja vien dėl to, kad kraujas tirštėja. Wow. Pasiėmiau vaistus savo, užėjau į labdarą, šiaip. Ir žinokit, prieš pirkdama bet kokį drabužį iš labdaros, iš antrų rankų, aš visada žiūriu į vidinę etiketę. Žiūriu į vidinę etiketę, kur jinai čia yra. Tikrai buvo, va. Ir jeigu jinai nėra susitrynų, susiglamžiusi, vadinasi, kad drabužys naujas, beveik. Tik tai etiketė nukabinta, kad, žinai, iš parduotuvės nupirkta ir pakabinta spintoj stovėjo. Bet, va tokį, tai neparodžiau. Va tokį va. Ir va tokį.
irgi mažai nešiotas. Hello. Hello. Labas. Jaka. Let me see. Labas. Show me. O čia iš daržovių parduotuvės, česnako, reikia valgyti, kai būna spaudimas pakilęs. Man labai galvas skauda. Show me your nails. Jisai daro ir su deimantukais yra uždėta kaina. Pomidorų, sako, reikia valgyti pomidorų ir reikia valgyti citrusinius vaisius. Tai žinokit, prisipirkau apelsiną, pasiėmiau. Ai, čia blood orange. Pustė, tiesa, blood orange. Blood orange. I'm happy orange. I know, I can. Tada pasiėmiau tokius su mintimi valgyti arba apelsinį aparato įsikepti. Ir greipfurtą. Pustė sako, aš negaliu valgyti apelsinus vaisius, vartu aš galiu. Ne. Palauk, dar kažką pirkau. Va tokį va purškalą skystį, akiniams valyti, kameroms, nuo saulės akiniams ir optical device. Nu, tai žodžiu, pabandysiu televizoriaus ekraną valyti. Man reikia prisėsti, pasėdėti, labai galvas skauda, spaudžia tiesiog. Neiškepęs, dreba. Lupuosi raudoną apelsiną, ar mandaryną, nežinau, apelsinas. Žodžiu, ir galvoju, ar aš esu gyvenime kada nors ragavusi ar valgiusi raudoną apelsiną. Primena kaip mažą greipfurtą. Pardavėjas sakė, kad labai saldu. Sakė, labai saldu. Skonis tai įprastas apelsinas. Ot gyvenimas atėjo. Paskutinį metu daug domiuosi dėl spaudimo, dėl širdies, nes mano amžinatilsį tėvas turėjo spaudimą aukštą nuolatos ir gan jaunas mirė. Prisiminus, galvoju, reikia man pasirūpinti savimi, nes nieks daugiau nepasirūpins, tai užsisakiau papildų, ketvirtadienį turi atvežti į vaistinę ir darausi salotas. Žodžiu, čia morka, žalias burokėlis, agurkas, dar gal tokią įpjaustysiu. Ir reikės atsisakyti druskos. Kaip reiks valgyti be druskos? Niekaip nesuprantu. Kaip reikės valgyti be druskos? Česnakas labai gerai. Tai čia smulkiai sutarkuotas burokėlis, o tokiais va šiaudeliais. Morka, agurkas, įspausiu bent porą skiltelių česnako. Geriu pipirmėčių arbatos, irgi tipo prisideda prie normalizuoja spaudimą. Atsisakykite riebių produktų, perdirbto maisto, valgykite savo ir geriausia valgykite viską, kas virta arba kepta orkaitėje. Taip jie žinokit. Kaip be druskos reikės valgyti, niekaip nesuprantu. Niekaip nesuprantu. Žodžiu, padarysiu visą bendrą masę ir savo atskirai įsidėsiu be druskos ir tada visą kitą bendrą masę padarysiu su druska. Tikiuosi, kad pavyks. Gal saugunėlę vieną įpjaustysiu, kad būtų skaniau, jeigu valgysiu be druskos. Kažkaip reikia save prižiūrėti, ne? Pasigaminau salotas. Skanios, tik druskos trūksta. O druskos reikia vengti, išvis vengti. Mėgstu marinuotus agurkus, raugintus agurkus, žodžiu, jų irgi reikia atsisakyti. Aš dar norėjau salotas daryti, ten susimarinuoja burokėlis, morka, kopūstas. Žodžiu, tokios salotos, ant cukrus druska dedasi, irgi reikės atsisakyti. Tai va, čia vienas nedidelis burokėlis, šiaudeliais susitarkavau. Šiaudeliais tai vadinasi tokio planumo juostelėmis. Viena nedidelė morka, pusė agurko, ketvirtadalį salotos. Viską sumaišiau. Tada dėjau samtį graikiško jogurto, samtį alyvuogių aliejaus, va tokio, truputį majonezo be kiaušinių ir truputį grietinės.
Va. Nes sako, varškė reikia naudoti, pieno produktų reikia naudoti, nes kalcis, kaliai, žodžiu, gerai dėl kraujagyslių. Viską išmaišiau, truputį druskytės įdėjau juodo pipyro, svogūno ir poros skiltelių česnako. Viskas salotos. Tokios salotos galima valgyti 5 kartus į savaitę. Burokėlis geriau žalias nevirtas, nes turi to kažkokio tai papildo. O jeigu negali žalio valgyti, tai tada kepkės sielą orkaitėje ir taip išliks visos naudingos medžiagos negu verdant. Nori paragaut? Ne taip. Aš burokėlį negaliu valgyti, Kodėl? nes jie dažo. Bet jie sveika. Bet jie dažo. Nu, nenudažis. Nu, kokį. Atvėso kono pyragas. Ar jisai dar bėgioja čia tikrina? Per priekinės dar jis išėjo. Gal nežiūrime. Jau laukiu, kada jį neš paragaut. Sveiki, jau visą atrodo. Nu va, iki kol valgysim, valandėlę pastovės, prisimarinuos. Blet, suklydau, kaip padaryta prie mišrainės. Sutraiškiusiu, taip suplausiu bulves, jos išvirto su lupina, taip pat irgi išverdant išlieka visi vitaminai. Suspausiu su stiklinė ir tada ant grotelių sudėsiu kulšėlės, irgi truputį pamarinuotos ir bus tokia vakarienė. Lengva vakarienė. Nebežinau, ką begalvoti, nežinau, kad galva perpildyta minčių. Reikia susidėlioti, susirūšiuoti ir meniu reiks peržiūrėti. Kai ką pirkti, kai ko atsisakyti. Vat. Be druskos prisipratinti. Aš jau ir taip jos daug nevalgydavau, nenaudodavau druskos, bet dabar tai visai reikės atsisakyti, nes druska kažką jinai ten padaro, žodžiu. Gerai, iki. I don't know what I'm making. Cheesecake. Is it nice? I'm just surprised there's no biscuit involved. It's just cheesecake. It's just cheesecake. Is it nice though? Yeah. How do you take it? Atrodo. It's very hard to It's got that yogurty core. That's why biscuit would have put it in place. No. It's just... Kaip cheesecake, kur susinė, tai čia bet. O jau šildot lėkštės prieš patiekiant pietus ar vakarienę? Aš tai šildau, žinokit. Čia pas mane grylius, tai vidurį dedu, kol kepa kas nors ir pašyla. Šiltos lėkštutės. Ir taip netaušta. Netvėsta greitai maistas. O dabar pažiūri mano šios dienos vakarienę. Blauzdelės su bulvėmis. Pasižiūrėkit. Ai, kai gerai atrodo. Wow. Paskrūdinti gal daugiau tik reikėtų, ne? Bet manau gerai jau bus. Va, pažiūrėkit, kaip gerai atrodo. Ir dar gal kokio padažiuko reikėtų. Nežinau, tai kokio, bet man tai nereikia. Samukas nebent gal kokio kečupo norės. Pasaulis išprotėjo, o aš įsimylėjau. Ruošiuosi eiti pasimti papildų vakar. Nuėjusi į vaistinę, buvau susiradusi papildą, kuris reguliuoja kraujo spaudimą. Jie neturėjo, bet sakė, jau ir dabar gavau žinutę, kad jau orderis atvažiavęs ir galiu eiti pasiimti. Plus prisiminiau, kad man reikia gėlių nupirkti austėjai. Vat nes pas mane šiandien vasario 4 diena ir kol jį koledže, kad nematytų, kokios tai bus gėlės, nupirkti, slapčia parsinešti, pakavoti, o po to rytoj įteikti. Vat. Nu ir ką, šiandien pas mane, žinokit, sveikatelė normali, galiu pasakyti. Kam problema su spaudimu, tai žinot, kas padeda, jeigu sukyla aukštas spaudimas, tai šiltas vanduo. Žodžiu, kojas mirkyti šiltame vandenyje, tai aš užsivyrinau, tokį biškį praskėdžiau, kad būtų karštas, sukišau kojas palengva ir tada dar paprašiau austėjos, kad atneštų arbatinuką, dar papildomai užsivyrinto vandeniu ir po truputį pyliau, kol pilnai apsėmė visas pėdas iki šitų gurniukų, nežinau, kaip dar jie ten vadinas, tas kauliukas. Ir žodžiu, taip stabilizavosi spaudimas, kad galėjau išeiti. Vat, na ir dienos metu, darant vakarienę, dariau vakarienę beveik be druskos, nes negalima naudoti druskos, tai dariausi su česnaku, česnakas ir svogūnas labai prisideda prie mažinimo spaudimo, taip pat žalias burokėlis irgi prisideda, taip pat pasidariau salotas, agurkas irgi prisideda prie spaudimo mažinimo, tai vat kas vargstate, tai žinokit,
geriau domėkitės, ką galima padaryti, kad apsieiti be tablečių. Nes tabletė, žinok, tave pririš prie tų tablečių ir iš tikrųjų, chemija iš tikrųjų dar niekam nepagerino sveikatos būklės, apart kaip pats gali stebėti, žiūrėti, maitintis sveikiau. Cukraus reikia atsisakyti, cigarečių atsisakyti, visiškai alkoholio atsisakyti. Mėtų arbatą pradėjau gerti, ko nemėgstu šios. Visiškai. Žodžiu. Kai norisi gyventi, tai darysi visus įmanomus būdus, kad kuo ilgiau ir sveikiau gyventi. Šitokį purškalą sausas šampūnas naudoju. Pigus velnis, bet ir labai geras. Labai labai geras. Plaukus padaro, lyg ką tik būčiau įsiplovus. Nežinau, kas yra 3 dieną, 4 dieną, bet nesusitvarkau su plaukai. Šiaip tai plaukus plauna į savaitę 1 kartą. Juos rekomenduojamas plauti plaukus, nes kuo tu dažniau plauni, tuo labiau alini patį plauką. Jis tiesiog sausėja, trukinėja, džiūsta ir taip panašiai. Nes kai tu kasdieną plauni plaukus arba, kaip pasakyti, savaitę 4-5 kartus plauni plaukus, tu išplauni visus vitaminus, kurie apsaugo patį plauką. Nes pats plaukas sukuria uždeda savo vitaminus gaunančius, apsaugo nuo visko. O tu juos nuplauni ir taip silpnini patį plauką ir jisai pradeda krysti, slenkti, žodžiu. Tai va, aš nekalbu apie tuos, kurie, sakykime, dirba prie kažkokių tai lauko darbų, dulkių, žemių, statybos ir taip panašiai, fabrikai, Bet, sakykime, jeigu sėdi ofise, tikrai galima atrasti priemonių, kurios paslėps jau tavo tuos riebaluotus plaukus. Bet, kuo tu rečiau plausi, tuo jie mažiau pradės nustot riebaluotis. Aš pirmam kartą išbandžiau, žinau, kad plaudavau kas 2 dieną, tada plaudavau kas 3 dieną, tada kas 4 dieną ir taip ilginau ir dabar iki savaitės laiko aš buvau ištvėrus net iki 10 dienų, nereikėjo plauti plauko, nes pats plaukas, žinau, kad save apsaugo, o ne visokios kažkokios papildomos priemonės. O aš sausą šampūną dedu, nes nesusitvarkau su savo plaukais. Jau reikėtų kirpti, nes jau lypa ant ausų. Greitai pas mane jie auga. Noriu nusišviesinti. Žodžiu, kaip vakar daržovių pardavėjas sako, tu taip pastovi plaukų spalvą keiti ir keiti. Kas kart vis su kita spalva. Kad nesakau, šita pas mane jau sena spalva. Sausas šampūnas dar žinai, kokia yra gerai tuom, kad tu masažuodama galvos odą suaktyvini kraujotaką. Va, žiūrėkit, kaip ką tik išplauti plaukai. Gerai, dar reikia pasitikrinti man žinutę, ar ten tik paruoštas orderis, ar jau yra atvežtas, galiu pasiimti. Nes mačiau per viršų išmetė, kad jau paruošta. Eit pasimti papildų, pradėti gerti. Va, dienai pasiruošus. Vakar, kur pirkau servetėlės valyti veidrodžiams, stiklams, tai nežinau kaip parodyti, bet tragedija reikia šiandien pervalyti. Va, matosi, dryžiai. Nežinau, gal patamsiai matysis. Nesimato, bet šiaip, žinokit, plika akimi tai tragiškai atrodo. Aš jau pasiruošusi pyzdinti pro duris, tik čekio nerandu. Kur vakar davė čekį, sumokėtos papildus, nerandu, bet, žinutėje yra orderio numeris, tai užsakymo numeriukas, tai tikiuosi, bus viskas gerai. Žodžiu, drožiu. Čiau, kau. Oras toks geras, vėjo nėra. Rankytės biški šalo, bet net niekur nesinori skubėti. Eiti palengva ir mėgautis tokiu, sakyčiau, grino oru, nes kvepia žemė, medžiais, žolė. Kas retai labai būna. Va, 2 pensus radau. Valio. Tai taupyklę turėsiu ką įmest. Širdelė mano biški katalojasi, gal per stiprios kavos išgėriau ir mažai vandens. Taigi pasimsiu papildą, reikės nusipirkti vandens ir išgerti ir stebėti savijautą. O jūs ėmat centus nuo kelio, jeigu randat.
Žiūri. Gėlės ateina. Žinot, kas pas mus gėlės ateina? Tai ne šiaip darbuotojai. Žinot, kaip būna Lietuvoje už pašalpas eina dirbti, tai čia įdarbina už baudas, kurie būna neturi pinigų susimokėti baudoms, bet uždaro į kalėjimą. Tai va tokius va įima, veža tvarkyti parkų, gėlynų, klombų, žodžiu. Dar galėtų tokius įstatyti ir šiukšlės rinkti. Aišku, kai kur pakelėse šiukšlės renka, bet ne visur. Bet irgi galėtų, ane? O tokios, va, Škotijos valstybės taisyklės. Visa gatvė uždaryta. Tai nei žmonių, nei mašinų, nieko. Net ten gatves remontuojat. Tokią esu pavėpus, ėjau ir praėjau savo vaistinę. Oh my god. Žiūrėkit, kaip gamintojai įvardina pyragų. Devil's food, velnio maistas. Įsivaizduojat? Viena žiūrovė pasidalino mintimi, kad prie dovanėlės pridėčiau dar kažkokio tai skanaus gėrimo. Nu, žodžiu, galvoju, okei. Galim pridėti. Apie jau visus centro parduotuvės ir kad kai ko atrašiau skanaus, nu nėra. Nėra, aš dar, matot, tokia esu britkė moteris, žodžiu, skanuoju barkodus ir žiūriu, kokia sudėtis. Tai visų tų karštų gėrimų, visokių hot chocolate, vanilė, latė ir taip panašiai, nei vieno sveikaus gėrimo. Tai aš einu pirkti Oreo su peppermint. Žodžiu, aš esu sau pirkusi. Jis vienas toksai iš nelabai blogos sudėties, Nescafe brandas. Ir jai patiko. Na, padovanosiu jai bankutę visą. Gėlės tašėje. Nešu. Biškį vėsu, tai kad apdengtos, sušildytos, kad nesušaltų, tikiuosi nenuluš. Ir dabar eina iki mūsų didžiosios parduotuvės, kurioje galima gauti viską, kabutėse, o kartais ir nieko. Tai iš ten nupirksiu. Šiaip norėjau eiti labai pasivaikščioti, nueiti iki pajūrio, bet aš valgyti taip noriu, čia jau nevalgysiu. Kas yra irgi blogai, kas turite aukštą spaudimą, turėkite pusryčius, pietus ir vakarienę. Jau namie. O tokį gėrimą aš čia pridėsiu dovanų. Pati žinau, kad nepirks, nes jisai yra gan brangus. Tada tokių nusipirkau crumble, trupiniai ant tortų dėti. Tada į savo, kurį darausi ruošiuosi vakarais pusryčius. Tai linų sėmenų, migdolų, braziliškas riešutas, lazdyno riešutas ar graikiškas. Graikiškas riešutas ir Q10. Q10 taip pat mažina aukštą spaudimą. Dabar kol kas nerodysiu, nes pareina jos draugas, tai kad nieko nematytų ir nesuprastų. Rukolos. Labas, yeah, labas, no, it's for you, it's not for you, no. Rūkalai irgi mažina spaudimą aukštą. Uogyčių taip pat savo kašytėms, mocarelos sūrio. Taip pat savo kašytei riešutų su gabaliukais. Tomukai darbą dėtis su muštinėmis, katinų ėdalo. Žodžiu, mano papildai. Pažiūrim, išpakuojam. Štai taip atrodo pakuotės. 3 dėžutės už 2 kaina. Ir dabar pabandysiu vieną išgerti, kiek čia reikia dienai gerti.
Kartu įeina magnezija, cinkas, geležis, vitaminas B6, B12. Jeigu šitų vitaminų trūkumas, tai žinokit ir kyla spaudimas. O čia normalizuoja. Tai kiek čia reikia išgerti? 30 tablečių. Vieną per dieną. Tai ir bandysiu dabar gert, nes jaučiu, kad man prastai. Vaikštant labai galva sukėsi. Aš taip atrodo tabletės. Pink spalvos rožyklę nupirkau. Dar pasiėmiau karamelės. Turiu varškės, tai galvoju, gal kokį varškės pyragą su karamelė įsikepti. Tiek tų pirkinių, o dabar einu greitai viską susidėsiu ir nešt reikia kavot, pamerkt ražytes ir kavot. Tamsumoje palaikyti, kad neįsiskleistų. O taip ir užbaigiu 4 dienos savo video dienoraštį. Jeigu ką pafilmuosiu šiandien, tai bus sekančiame įraše. Dabar gali kelsiu ketvirtadienis, penktadienis, arba šeštadienį, arba sekmadienį. Tai tikrai laukite, bus. Noris padaryti, kas į savaitę, kad 3 kartus būtų, bet man neišeina, aš persiskaičiuoju, biškį su matematika susipinusi esu, tai taip 2-3 dienų įrašiukai susirinks ir tada įkelsiu, tai tikrai laukite. Tai sekantis įrašas bus, kaip minėjau, šeštadienį arba sekmadienį. Tai vis dar ir tuo pačiu kartu noriu padėkoti už laikus, už komentarus, būtinai dėkite pavasario temą, jeigu neturite ką parašyti, nes laukiam pavasario, ne? Jau turbūt žiema ir atsibodo ta šalta, pas mane, kai jos nėra, tai pas ką yra ir šala, tai užjaučiu. Šildykite, gerkite arbatas, virkite karštas sriubas, tai palaikysite kūno temperatūrą. Ir tiek. Mylėkite save, saugokite save, būkite sveiki ir rūpinkite savimi, kas svarbiausia. Iki.